Nu ką, ponas Praspaliauskai, štai yra paruošti jūsų popieriai, štai čia yra jūsų draudimo poliusas ir kaip tik jūs jį pasirašysit, jūs apsidrausit savo gyvybę. Turiu tik tai vieną klausimą. Kodėl jūs nusprendėte apdrausti savo gyvybę dabar? Na, suprantat, dabar yra sunkia ekonominė situacija šalyje, o aš esu 2 vaikų tėvas, žmona yra, vaikus užauginti reikia, maža ką, jūs pats suprantat, kad gyvybė yra pats brangiausias daiktas, tai sakau. Suprantu. Gerai. Tai tada pasirašykite štai čia ir štai šičia. Prašau. O sakykit, jeigu nelaimės atveju, tai pinigai kam atitektų? Pinigai atitenka jūsų šeimos nariams. Labai gerai. Šeimos nariams. Kągi, sveikinu. Nuo šios minutės jūs apsidraudėt savo gyvybę. Ir firmos vardu norėčiau padovanoti jums štai šį tušinuką. Na, ačiū, nereikia. Kodėl čia yra nemokamai? Prašau, prašau. Man jo neprireiks daugiau. Opa, kaip viskas greit.